Čia apsunkintas padavimas, iš karto atiduoda paprastą kamuolį Danės, ataka per centrą ir koks čia Barboros smūgis. Taip, padavimas su šuoliuku, kaip čia sminga paduotas į Spengo kamuolys. Martyna iš antros linijos tiesiog kiaurai. Tęsia Anastasija, planeris su šuoliuku, puikiai skrenda kamuolys, šį kartą susitvarko Danės. Štai taip, pasiaukojančiai žaidžia gynyboje mūsų libero. Ir čia Rūta Staniulytė. Pirmasis setas tarp Lietuvos ir Danijos. Puikiai ginasi čia Karolina, pati apsisuka ir pasisaugo už užtvaros metamą kamuolį. Dar kartą Danės per kraštą. Čia puikiai ginasi Rusnė. Ataka per kraštą, komandos kapitonė Monika Šalkutė. Štai taip. Saugo už užtvaros metamą kamuolį. Dar kartą Danės per kraštą. Čia puikiai ginasi Rusnė. Ataka per kraštą, komandos kapitonė Monika Šalkutė. Štai taip. Labai galingai randa plyšį, kaip apeiti užtvarą. Ir dar užsukti kamuolį taip, kad ir gynėja nesugebėtų jo paimti. Fantastiškas epizodas. Ir panašu. Lietuvaičių padavimas. Gerai, čia išlaiko kamuolį ore, bet kokia čia užtvara išrašo Rūta Staniulytė. 7. komandos numeris. Pelnina rezultatą čia Danės. Geras priėmimas tiesiai Karolinai į rankas ir čia štai taip iš vienos kojos Rūta Staniulytė. Rūtos ir Karolinos tandemas. Dviejų kauniečių susižaidimas. Įdomus, kad kamuolys buvo aikštelės ribose, bet teisėjai nusprendė ir taip ir pakartojimas rodė labai netoli už užribę leidžiasi čia planeris. Na ir vyriausiasis lietuvaičių treneris naudoja minutės pertraukėlę trumpam pasitarimui su komanda. Atsiprašau, ne minutės pertraukėlę mes kol kas nematėm, bet treneris pasinaudoja progą padaryti challenge, vadinamąjį iššūkį. Ir 14-17 ir po truputį artėja Danijos atstovės prie lietuvaičių. Viena mažesnių persvarų turėtų per visą setą, o čia štai taip, iš labai aukštai Barbora Rakauskaitė. Puikiai čia išveda ją į puolimą Karolina. Labai gražus epizodas. Visgi turi Danijos komanda 20-19. O čia koks geras veiksmas ir kaip protingai apeita užtvara. Anastasija Jasipenko. Pati padariusi tašką ir išlyginusi. Puikus Anastasijos padavimas. Vilkickas Staniulytei ir tiesiog į 3 metrą kala kamuolį čia Rūta. Ir pirmasis set pointas, tai yra taškas, kuris gali uždaryti pirmąjį setą lietuvaičių naudai. Koks gražus epizodas, 7. numeris. Čia metamas kamuolys, puikiai lietuvaičių gynyba. Atiduota proga joms užpulti. Rusnė į kraštą. Šalkutė ir štai taip. Štai taip, 10 metų lauktas lietuvaičių sugrįžimas į Europos areną. Ir pirmasis setas pirmoje dvikoje prieš Danijos komandą 26-24. Užtikrinčiau startuoja Danijos rinktinė. Kokia čia, štai taip, už tą ne visai sėkmingą gynybinį epizodą tokiu puolimu atsako Karolinos ir Rūtos tandemą laiduoti nuo pat pradžių antrajame sete jos. Čia ataka per centrą ir štai taip, užkirstas kelias. Dar kartą ataka ir dar kartą užtvara. Rūta Staniulytė. Ir šį kartą su Anastasija Jasipenko. Fantastiškai čia. Ir štai tokį smūgį pasaugo Martyna Paukštytė. Fantastiška gynyba. Per kraštą komandos kapitonė ir štai taip. Jį tiesiai į kelį. Danijos atstovai įmuša kamuolį čia. Čia atrodo iš labai nepatogaus kamuolio sugebėjo susikurti opciją Barbora. Gan toli nuo žemyn smeigto kamuolio. Štai taip surado patį aikštelės kampą. Čia 9-9.
Puikus Šalkutės įvedimas, ataka iš vienos kojos ir čia dar vienas Barboros taškas. Fantastiškas jo